Ekscelencijos, garbus pranešėjai, organizatoriai ir gyva auditorija čia esanti ir nuotoliu kažkur stebinti ir besiklausanti. Tai leisiu savo palaužyti liežuvį anglų kalba, o jūs su mielų vertėjų pagalba kaip nors tikiuosi suprasit arba tą arba kitą pusę. Taigi įžanga - gailestingumas kaip sinodinės bažnyčios horizontas. Kai 2024 metais baigėsi pirmasis vyskupų sinodo visuotinės fazės etapas, baigiamajame dokumente bažnyčia apibūdinta kaip žmonės, einantys kartu, besimokantys klausytis dvasios, kuri kalba kiekviename pakrikštytame asmenyje. Šis ėjimo kartu įvaizdis nėra vien organizacinis ar procedūrinis, jis yra teologinis. Jis išreiškia dieviškojo gailestingumo slėpinį, nes Dievas, einantis su savo tauta, atskleidžia meilę, kuri yra kantri, ištikima ir perkeičianti. 2 dienomis anksčiau nei buvo paskelbtas šis dokumentas, popiežius Pranciškus išleido encikliką Dilexit Nos. Pats pavadinimas, kuris mus pamilo, paimtas iš Romiečiams 8 skyriaus 37 eilutės ir 1 Jono laiško 4 skyriaus 10 eilutės, meilė ne tai, kad mes pamilome Dievą, bet kad Jis mus pamilo. Popiežius aiškina visą sinodinį kelią, kaip atsaką į šią dieviškosios meilės iniciatyvą. Prieš bažnyčiai kalbant, į ją jau buvo prabilta. Prieš ją mylint, ji jau buvo mylima. Todėl sinodiškumas prasideda ne nuo strategijos, bet nuo adoracijos. Nuo susitikimo su gailestingumu, kuris keičia mūsų žvilgsnį į Dievą, į save ir į kitus. Popiežius Leonas XIV savo pirmajame apaštališkajame paraginime Dilexit Te pamilo tave, tęsia šią kryptį, kreipdamas bažnyčios žvilgsnį į vargšus, atstumtuosius ir sužeistuosius mūsų visuomenėje. Perėjimas nuo nos prie te, nuo mus prie tave, žymi judėjimą nuo kontempliacijos prie misijos, nuo gailestingumo priėmimo prie jo liudijimo. Šie du tekstai kartu įteikia mums mąstymo ir supratimo raktą. Sinodinė bažnyčia yra gailestinga bažnyčia, o gailestingumas jos veikimo būdas. Tad kalbėti apie sinodinę bažnyčią, degančią dieviškosios meilės gailestingumu, reiškia pripažinti, kad sinodiškumas ir gailestingumas dalijasi tą pačią ugnimi. Tai ta pati liepsna, kuri degė Kristaus širdyje, kai, mylėdamas savuosius pasaulyje, parodė jiems savo meilę iki galo. Jono 13 skyriaus 1 eilutė. Toje liepsnoje bažnyčia mokosi mylėti, klausytis ir eiti kartu. Degančios širdies įvaizdis paimtas iš Emauso mokinių patirties ir esantis Leono 14 herbe išreiškia tiek apreiškimą, tiek perkeitimą. Kai prisikėlęs viešpats eina kartu su nusivylusiais mokiniais, jų širdis ima degti. Žodis ir buvimas susijungia. Neviltis virsta misija. Šiame susitikime regime sinodiškumo dinamiką. Kristus priartėja, klauso, aiškina ir galiausiai siunčia. Kiekvienas šis veiksmas yra gailestingumo gestas. Kiekvienas jų liudija Dievą, kuris renkasi dialogą, o ne atstumą. Enciklikoje Deus Caritas Est popiežius Benediktas XVI rašė: bažnyčios giliausia prigimtis išreiškiama 3 jos atsakomybėmis: skelbti Dievo žodį kerygma martyrija, švęsti sakramentus liturgiją ir vykdyti meilės tarnystę diakonija. Šie 3 veiksmai nėra atskiri, bet susilieja į vieną dieviškosios meilės judėjimą. Ten, kur žodis skelbiamas su gailestingumu, kur Eucharistija suburia sužeistuosius, kur meilė gydo žaizdas, ten gyva gailestingumo ugnis. Sinodiškumas, suprastas šiuo aspektu, nėra naujovė,
o grįžimas prie pačių bažnyčios ištakų, prie trinitarinės meilės tėkmės. Sinodo baigiamasis dokumentas atliepia šią tėvų įžvalgą, kalbėdamas apie bendrystę kaip dalyvavimą trinitarinėje meilėje, kuri pranoksta kiekvieną struktūrą. Jis perspėja, kad be vidinio atsivertimo sinodiniai procesai gali tapti vien administraciniais. Tik širdis uždegta dieviškosios meilės geba atpažinti dvasios balsą įvairovėje. Šia prasme, gailestingumas nėra pastoracinis doktrinos priedas, tai tiesos buvimo forma istorijoje. Benediktas XVI primena, meilė yra bažnyčios socialinio mokymo šerdis. Kiekviena atsakomybė ir kiekvienas įsipareigojimas išreikštas šioje doktrinoje kyla iš meilės, kuri, pasak Jėzaus mokymo, yra viso įstatymo sintezė. Vienas iš įžvalgiausių mūsų laikų balsų, sociologas ir kunigas Tomaš Halik, dažnai grįžta prie šios temos savo raštuose, nuo Night of the Confessor iki The Afternoon of Christianity, krikščionybės popietė. Jam brandus tikėjimas yra toks, kuris perėjo naktį, atsisakė iliuzijų, bet išliko palaikomas meilės, neieškančios atlygio. Remdamasis Dostojevskio brolių Karamazovų įžvalgomis, Halik tvirtina, kad tik meilė, išgyvenusi tikėjimo naktį, gali tapti šviesa kitiems. Sinodinė bažnyčia turi išmokti tokio naktinio tikėjimo. Jos patikimumas šiandien priklauso mažiau nuo triumfuojančių įsitikinimų, o labiau nuo mūsų nuolankaus lydėjimo ir drąsos būti sužeistoje žmonijos tikrovėje, kaip gailestingumo liudytojai. Kaip popiežius Pranciškus vadina bažnyčią karo lauko ligoninę, jis apibūdina būtent šią laikyseną. Sinodiškumas nėra vidaus terapija pavargusiai bažnyčiai. Tai dalyvavimas Kristaus gailestingume. Tai forma, kurią gailestingumas įgauna, tapdamas instituciniu meilės kūnu. Baigiamasis dokumentas nurodo, kad klausymasis yra pirmasis meilės aktas. Klausytis sinodiškai reiškia leisti kitam būti prieš mus tiesoje. Tam reikia tylos, nuolankumo ir kantrybės, dorybių, kurias Halik vadina dialogo askeze. Be šios vidinės disciplinos bažnyčios pokalbiai rizikuoja tapti pasaulio triukšmo atspindžiu. Tačiau, kai bažnyčia iš tiesų klauso, ji tampa Dievo sakramentu, kuris pats klauso. Knygoje Kantrybė su Dievu Halik plėtoja Zachiejaus istoriją kaip bažnyčios susitikimo su ieškančiais, bet nutolusiais žmonėmis alegorija. Jėzaus gailestingumo žvilgsnis pakviečia Zachiejų išlipti iš medžio ne argumentu, bet pripažinimu. Halik rašo, kad tikras tikėjimas duoda Dievui laiką ir erdvę veikti. Ši kantrybė turi tapti sinodinio kelio dorybė. Bažnyčia, kuris skuba spręsti, neįsiklausiusi, jau prarado gailestingumą. Benediktas XVI taip pat matė šią grėsmę. Caritas in veritate, jis perspėjo, be tiesos meilė virsta sentimentalumu, be meilės tiesa tampa šalta ir slopinančia. Todėl sinodiškumas turi išlaikyti tiesos ir meilės vienybę. Baigiamasis dokumentas kviečia į santykių atsivertimą, pereiti nuo savireferentiškumo, rėmimosi tik į savimi, prie abipusiškumo, nuo kontrolės prie bendrystės. Šis atsivertimas negali būti įsakytas, jis priimamas kaip malonė. Jis prasideda tada, kai leidžiame gailestingumui pertvarkyti mūsų santykius. Palaimintasis Jurgis Matulaitis pateikė šviesų pavyzdį. 20-ojo amžiaus pradžioje jis suvokė, kad bažnyčios atsinaujinimui Lietuvoje reikia ne naujų struktūrų, bet naujų širdžių.
Savo dienoraštyje jis rašė: visų daiktų atnaujinimo darbas negali prasidėti nuo kitų kaltinimų. Mes patys pirmiausia turime eiti viešpaties keliais. Tai yra sinodinės bažnyčios dvasia, vidinis atsinaujinimas, kurį įkvepia meilė, o ne prievarta. Matulaičio vizija bažnyčios kaip gyvo Kristaus kūno, kuriame kiekvienas narys tarnauja meilę, iš anksto nujautė Lumen Gentium mokymą. Jis suprato, kad gailestingumas nėra silpnumas, bet misijos energija. Politinių sukrėtimų ir antiklerikalinių įtarimų metu jis įkūnijo klausantį ganytoją, atidų darbininkų, jaunimo ir vienuolijų balsams. Jo ganytojiškas stilius, dialogiškas, kantrus, gailestingas, išlieka sinodinio vadovavimo pavyzdžiu. Klausymasis ir atsivertimas nėra pasiruošimas veiksmui. Jie patys yra gailestingumo veiksmas. Bažnyčia, kuri klauso be skubos, atsiverčia be baimės ir renkasi santykį vietoj efektyvumo, tokia bažnyčia jau evangelizuoja. Kiekviena bažnyčios istorijos epocha reikalavo reformos, tačiau autentiška reforma niekada nėra vien administracinė. Tai visada meilės atsivertimas. Atsinaujinimo šventieji primena, kad tikrieji reformatoriai labiau degina negu stato, labiau apvalo negu planuoja. Šventasis Karolis Boromiejus, didysis Milano vyskupas, tai suprato. Jo reforma po Tridento susirinkimo buvo pirmiausia pastoracinė, o ne struktūrinė. Jis nakčia melsdavosi priešais švenčiausiąjį sakramentą, lankydavo kunigus ir katechetus, pamokslavo nenusistatęs prieš pasaulį, bet savo žmonėms ir dėl žmonių pasaulyje. Jis įkūrė seminarijas ne kaip biurokratinės mokyklas, bet kaip dvasinius gailestingumo laboratorinius centrus, tikėdamas, kad gerai suformuotos širdys atnaujins parapijas. Jo pamokymai dvasininkams skamba šiuolaikiškai. Citata: turime mąstyti prieš, per ir po kiekvieno savo veiksmo. Mąstydami randame jėgą atnešti Kristų į pasaulį ir gimdyti jį savyje bei kituose. Citatos pabaiga. Tai atitinka ir baigiamojo dokumento mintį, kuri teigia, citata: sinodinė bažnyčia prasideda nuo ganytojų, kurie klauso Dievo tautos, ir nuo Dievo tautos, kuri klauso savo ganytojų. Sinodiškumas yra abipusis ganymas. Dvasia kalba abiem kryptimis. Lietuvių reformatorius palaimintasis Jurgis Matulaitis priklauso tam pačiam dvasiniam srautui. Kaip ir vyskupas Karolis Boromiejus, jis siekia kurti bendruomenės degančias Kristaus meilę. Jo Marijonų vienuolijos atnaujinimas nebuvo senų formų nostalgija, bet kūrybinga ištikimybė Evangelijai. Jis rašė: eikime į pasaulį ne tam, kad valdytume, bet kad tarnautume, ne tam, kad smerktume, bet kad gelbėtume. Šiuose žodžiuose susitinka gailestingumas ir misija. Abu šventieji rodo, kad pastoracinė reforma reikalauja vidinio neturto. Nei Boromiejus, nei Matulaitis nesiekia įtakos, jie siekia šventumo. Jų deganti meilė tapo užkrečiama. Jie liudija, kad sinodinė bažnyčia bus patikima tik tada, kai jos tarnautojai įkūnys gailestingą vadovavimą, klausantį, lydintį, besiaukojantį. Popiežius Benediktas XVI yra pasakęs: per visus istorijos pakilimus ir nuosmukius tik šventieji buvo tikrieji reformatoriai. Jie keitė pasaulį, keisdami save pačius. Tad šventieji tampa gyvais komentarais enciklikai Dilexit Nos. Jie rodo, ką reiškia būti pirmiausia mylimiems ir į meilę atsiliepiančiais. Tomaš Halik mūsų laikmetį vadina krikščionybės popietę. Ši metafora nereiškia nuosmukio, bet virsmą.
Rytinis tikėjimas yra entuziastingas ir plėtojasi, o pietinis kontempliatyvus ir brandus. Jis pereina nuo užkariavimo prie bendrystės, nuo įtikinėjimo prie buvimo. Vidurdienį, rašo Halik, bažnyčia turi ieškoti Dievo gailestingumo pavėsio, kad nesudegtų savo sėkmės kaitroje. Popietė tai kairos, apsivalymo metas. Halik kviečia bažnyčią pereiti sekuliarumo dykumą, ne su baime, bet su viltimi. Tuščios bažnyčios anot jo nėra tikėjimo pabaiga, bet jo išbandymo laukas. Jos kviečia mus atrasti Dievą ne kiekybėje, bet gelmėje. Ši mintis giliai susišaukia su sinodiniu procesu, kuris kviečia pereiti nuo palaikymo prie misijos, nuo nerimo prie pasitikėjimo. Baigiamasis dokumentas kalba tą pačią brandą, ragindamas į misijinį struktūrų atsivertimą per širdžių atsivertimą. Sinodinė bažnyčia rūpinasi ne savo įvaizdžiu, bet liudijimu. Ji nebeskaičiuoja gyvybingumo dalyvaujančiųjų skaičiumi ar įtaka, o matuoja gebėjimu kurti gailestingus santykius. Popiežius Pranciškus enciklikoje Dilexit Nos primena, kad bažnyčios ugnis nėra politinis entuziazmas ar moralinis pranašumas, bet tyli gailestingos meilės galia, kuri atleidžia ir atstato. Popiežius Leonas XIV savo paraginime Dilexit Te pratęsė šią kryptį, pabrėždamas gailestingumo socialinį matmenį, solidarumą su vargšais, ekologinę atsakomybę ir žmogaus orumo gynimą. Vienoje iš pirmųjų kalbų jis sakė: bažnyčia turi būti arti pasaulio žaizdų ne kaip stebėtoja, bet kaip bičiulė. Citatos pabaiga. Haliko mąstymas padeda suprasti šių popiežių balsų dermę. Krikščionybės popietė kviečia į brandų gailestingumo dvasingumą, suaugusį, dialogišką, atjaučiantį. Tikėjimas nebesiekia dominuoti, bet apšviesti. Teologija tampa pokalbiu, o ne monologu. Tai atitinka baigiamojo dokumento vartojamą savoką koinonija, Naujajame testamente reiškiančią bendrystę, dalyvavimą ir pasidalijimą. Popieties šviesa švelnesnė, bet tikresnė. Ji atskleidžia tai, ką ryto spindesys slepia. Kad šis etapas būtų išgyventas ištikimai, bažnyčiai reikia kantrybės, dorybės, kurią Halik vadina vilties seserimi. Sinodiškumas reikalauja būtent tokios kantrybės, klausytis prieš vertinant, skirti prieš sprendžiant, laukti prieš veikiant. Gailestingumas bręsta laike, jo negalima priversti. Jei gailestingumas yra ugnis, tai klausymasis deguonis, kuris ją palaiko. Sinodinė bažnyčia klausosi ir girdi ne tik, kas kalbama jos viduje, bet ir išorėje, kūrinijos šauksme, kultūros klausimuose, tyloje tų, kurie nebetiki. Baigiamasis dokumentas ragina bendruomenės įžengti į dialogą su pasaulio ieškančiaisiais ir abejojančiaisiais, kurių klausimai apvalo mūsų tikėjimą. Tai visiškai atitinka Haliko dialogo teologiją knygoje I Want You to Be. Noriu, kad būtum. Giliausia tikėjimo malda nėra tikiu, kad tu esi, bet trokštu, kad tu būtum. Pats troškimas tampa gailestingumo forma. Norėti, kad kitas būtų, tai mylėti, kaip myli Dievas. Popiežius Benediktas taip pat primena, tikėjimas auga, kai jis siūlomas kaip meilė. Todėl sinodiškumas nėra administracinė taryba, bet meilės mokykla. Bažnyčia mokosi gailestingumo tik tada, kai juo dalijasi. Tik misijinė bažnyčia, tokia, kuri rizikuoja artumu, išliks jauna. Šia prasme sinodinis kelias tęsia Antrą Vatikano susirinkimo intuiciją. Gaudium et Spes prasideda žodžiais: žmonijos džiaugsmai ir viltys, sielvartai ir nerimai yra taip pat Kristaus sekėjų džiaugsmai
ir viltys, sielvartai ir nerimai. Bažnyčia nestovi atskirai nuo žmonijos, ji yra jos viduje. Degti gailestingąją meilę reiškia leisti pasaulio kančioms įeiti į Kristaus kūno širdį. Pabaigai prie degančio krūmo Mozė sutiko paradoksą. Ugnį, kuri liepsnojo, bet nesudegino. Tai bažnyčios gyvos gailestingumu įvaizdis. Kai dieviškoji meilė apima, ji apvalo, bet nesunaikina, apšviečia, bet neakina, siunčia, bet neišsklaido. Sinodinė bažnyčia pašaukta būti tokiu krūmu, įsišaknijusi istorijoje liepsnojančią malonę. Emauso pasakojime mokinių širdys degė, kai keleivis aiškino jiems raštus. Ta pati liepsna dabar kviečia bažnyčią iš naujo atverti žodį kiekvienoje kultūroje, leisti, kad gailestingumas aiškintų doktriną, o doktrina saugotų gailestingumą. Sinodiškumas ir gailestingumas – tai du to paties slėpinio vardai – dalyvavimas meilėje, kuri judina saulę ir kitas žvaigždes. Palaimintasis Matulaitis ir šventasis Karolis Boromėjus primena, kad atsinaujinimas visada prasideda nuo degančių širdžių. Benediktas XVI ir Tomaš Halik moko, kad tikėjimas turi subręsti nuo ryto entuziazmo iki popietės aiškumo. Popiežiai Pranciškus ir Leonas XIV kviečia šią meilę paversti socialinę draugystę ir konkrečią užuojautą. Baigiamasis sinodo dokumentas pateikė mums užduotį padaryti šią dvasingumo formą struktūrinę, kad klausymasis, dialogas ir dalyvavimas taptų kasdienę bažnyčios kalbą. Būti sinodinė bažnyčia, degančia gailestingąją dieviškąją meilę, reiškia gyventi degančio krūmo paradoksu, švytinčia bet nuolankia, veiklia bet kontempliatyvia, apvalyta bet neužgesusia. Tokia bažnyčia neužkariaus pasaulio, bet jį sušildys. Ji nevaldys istorijos, bet ją nušvies. O kai jos nariai eis kartu meilėje, jų širdis vis dar kuždės Evangelijos žodžius, kurie įkvėpė šį visą judėjimą. Mylėdamasis savuosius pasaulyje, parodė jiems savo meilę iki galo. Ačiū Jums.